ką nori daryti? O, galiu kai ką pasakyti? Jo. Tai aš buvau turguje su mama ir aš mačiau šitą laikrodį. Ir sakė, toks žmogus, kuris pardavė ir tokia merga. Tai jie man pasakė, kad šitas gali kontroliuoti žmonės. Hipnotizacija. Žinai tą dalyką? Tai man reikia tai padaryti ir žodžius pasakyti. Ir jo. Grandfather's clock. Pabandyk ant manęs, aš noriu būti hipnotizuotas. Gerai, man ta teta su dėde man pasakė, kokius žodžius reikia daryti. Tai tiesiog žiūrėk į šitą ir jo. Ir tai pasakysiu. Gerai. Paimsiu vėl. Gerai, žiūrėk į tą kloką. Gerai. Aš noriu, kad kai atsibustum, tu būtum man žiauriai geras ir pasakytum, aš pats geriausias vaikas pasaulyje. Ir tu sakysim, mane vadinsi Čarliu B. Nes bananas. Ir tu vadinsi mane stipriu ir seksy. Ir tik, kad tu išeitum iš savo hipnotizacijos, tas žmogus turi pasakyti, man patinka šaukštai su duona. Gerai, Čarli B. Čarli B. You look sexy today. Aš nenorėjau, kad tu būtum gėjus. Gerai, koks mano vardas? Tavo vardas Čarlis B. Čarlis Sexy B. Taip, ir daryti su tavim dalykus. Let's go to bedroom. Let's go to the bedroom. Gerai, sexy, good looking, fucking sexy Čarli B. Ir kai sakau bananai. Vilniau! Ar čia yra clock? Ką galiu su juo daryti? Rodo laiką. Atrodo, nerodo laiko. Aš einu daryti kai kurių dalykų. Hipnotizuosiu visus pasaulį. Tu tikrai moki. Jo, tu tikrai moki. Noriu sugrįžti ir pažaisti slėpynių šį kartą. Na, jau žaidėm gaudynės po paklodžių. Dabar galim nežaisti slėpynių. Kur mes slėpsim po paklodžių? Nors tavo kambarį slėptis. Kodėl mes iš vis žaidėm gaudynės po lovą? Tu norėjai žaisti gaudynės po lovą. Ir mes vien save gaudėm. Aš taip pavargau. Pala. O kur tavo clock? Jis kainavo 300 eurų. Nu, kągi, turi būti, kaip turi būti. Einu ieškoti. What the hell? Kodėl aš jaučiuosi gėjus? Aš turėjau būti normalus. Kodėl mes iš vis išėjom į po mano lovą žaisti gaudynų? Tiesiog žiūrėsi televizorių. Pip! Kur galėtų būti? Džedžedže! Oi, labas, tu to Vilniaus draugas Čarlis. Jo, pala, kaip tu žinai mano vardą? Jis man pasakė. Jo, nes gyvenu su juo. Žiūrėk, aš suradau šitą clock. Aš hipnotizavau žmonės. Nori būti tas? Hipnotizuotas. Gerai, hipnotizuok mane. Žiūrėk į mano ding-dong. Žiūrėk į ding-dong. Tuoj ding-dong dičinsiu tave. Gerai. Tu man turi duoti 200 eurų per kitą savaitę. Ir kas pasakys tavo mamą? Tas. Tada tu būsi sugrįžęs. Gerai. Gal aš tau 200. Pala, kodėl aš gėjus? Fuck. Pala. Ką ten rašo ant nugaros clock? Pala. Pažiūrėsiu, ką čia rašo. Čia rašo. Šitas clock nehipnotizuoja žmonės. Tik padaro jūs gėjus. Tai good luck
Ir kai jūs pasakot magiškus žodžius, niekas nebūna gėjum. Pala, aš save hipnotizavau. Aš gėjus, pala turiu pasakyti, tinkle, tinkle, berry, berry. Aš negėjus. Oh my god. Vilniau. Žinau, kam tas clock vadinas, ar laikrodis vadint. Tai, tas laikrodis padaro tave gėjom, o ne hipnotizuoja. Jo, ir aš tiesiog tave sekiau, kai eit po lovą. Aš tik kažkodėl gėjus. Šaukštas. Esu gražu. Einu žiūrėti į mergaičių nudes. Palauk, pasakyk. Aš nenoriu būti gėjom. Pasakyk, kai ką man. Pasakyk. Ką tau pasakyt, kad nebūtum kirst? Pasakyk, tinkle, tinkle, pencil fart. Ok, tinkle, tinkle, pencil fart. Jo, džedžia taip daro. Tai galvoju, tas žodis padaro tavam negėjim. Bet toks žodis, kur pasakai. Gal nereikėjo pasakyti. Bet tu nehipnotizuotas dabar. Ne, einam po lovą. Round 2. Susigrąžinsiu šitą laikrodį, kur pamečiau. Einu hipnotizuoti. Mano tėtis gal bus gėjus ir divorce mano mamą, nes galvos, kad jį išrekė. Einu. Man 19, aš nežinau, kur mano tėtis gyvena. Kažkaip figure out. My ding dong.